Mano antroji prigimtis tikrai yra, reiškia, šokis. Aš tikrai buvau kada nors prieš savo gimimą šokėja arba dar būsiu, nes man užtenka išgirsti kažkokią muziką ir man atrodo, kad iš manęs kažkas išlenda, kažkoks visai kitas kūnas ar tai dvasia mano išlenda ir aš negaliu ramiai būti. Ir dabar kažkaip tai, kai ateina tas laikas, kada iš tikrųjų jau reikia čia kaip tas Kamiu sakė ir ką aš užrašiau ant sienos šitai parodoj, kad yra laikas gyventi ir yra laikas liudyti, kad gyveni. O tai žinoma ne tas pats. Ir jau kada prieini tokį laiką, kad turi atsiskaityti, o kas tau pavyko išreikšti, suvokiant tą gyvenimą. Tai man norėjosi kaip ir atsiskaityti, suvokiant tą artėjantį paskutinį savo laiką. Ir tai, kad vyksta Kaune, mane tikrai labai maloniai jaudina ir tai yra toksai ir pasisveikinimas su savo gimtu miestu ir kartu ir kažkoks šiek tiek, ne tai, kad pasisveikinimas, bet nuodugnus peržiūrėjimas, o kągi tu padarėjai.